Treneri, ką šiandien krepšininkams daugiausiai akcentavote apie būsimus varžovus? Varžovas iš tikrųjų yra, galima sakyti, neprognozuojamas, nes rusai labai yra emocijų komanda, labai tokia žaidžia kartais netokia avantūristiška, krepšinį pasikliauja tritaškiais ir jeigu jų diena pasitaiko, tai gali būti sunku su jais žaisti. Tai tą akcentavom, kad agresyviai gynyba, kad neišsimestų savo laisvų tritaškių ir patys, aišku, akcentavom savo kai kurio žaidimų niuansus. Manau, jeigu įgyvendinti, tai viskas bus gerai. Atsakėt, rusai priklauso kokia diena labai. Ar iš savo praktikos pastebėjote, kad, pavyzdžiui, po tokių įspūdingų rungtynių kaip vakar antros, tai retai būna tokios pačios? Yra du variantai, arba po gerų rungtynių sako blogas, arba gali būti, kad rusai paprasčiausiai gal į formą savo įėjo, bet tikimės, kad jiems vakar buvo, kaip sakant, tokios rungtynės, kurias sužaidžia tik tai retai ir šiandien mes patys jos turim privesti žaisti kitokį krepšinį ir išmušti jos iš to savo ritmo. Kaip jūs jos bandysit priversti? Tai tritaškių gynyba nuo tritaškių? Turbūt naudosime daug pasikeitimų ginamaisiais, kad neišmestų laisvų metimų. O puolime, aišku, bandysim vesti kamuolį Jonui, kadangi Ruso priekinė linija yra šiek tiek silpnesnė, tai ir žiūrėsim, kaip jie ar leis Jonui žaisti viens prieš vieną, ar jeigu dvigubins, tai gal atsivers keliai mūsų metikai. Rusijos žaidėjų daug nepasikeitė nuo pernai metų Vilniaus finalo, bet pasikeitė treneris. Vyriausias, ar dabar yra, sakykime, pavojingesnė ar ne šitą komandą, kaip jinai žaidžia? Ten pasikeitė, trenerių štabas liko tas pats, pasikeitė treneriai savo vietom, o pats jų braižas panašus kaip ir pernai, tik bandom žaidėjams įteikti, kad pernai buvo pernai, kad šiemet yra visai kitas čempionatas ir kad neatsipalaiduotų. Ir manau, kad jeigu gerai nusiteiksim, turėtume įveikti šitą dalyką. Treneri, o sakykit, ar tai yra parankus varžovas ir jeigu parankus, kuo parankus? Sakyčiau, neparankus. Mums gal yra lengviau žaisti su sunkesniais, tokiais daugiau jėginiam komandom, kai mes turim po krepšį Joną, mūsų žaidėjai yra tvirti. Mums yra neparanku žaisti prieš tritaškininkų komandą, ką mes matėm su rungtynėse su Kroatija. Bet tikim, kad po to rungtynių būsim padarę išvadas ir tos klaidos nebesikartotų. Rusijos treneris prieš rungtynes, prieš amerikiečius rodė auklėtiniams savo filmus, kokius slepia, bet vaidybinius filmus, iš esmės, kad užvestų jas psichologiškai. Ar jūs turite tokių metodų? Turim, mes po pirmo etapą irgi žiūrėjom kai kurias, žiūrėjom ištraukas iš filmų, žaidėjai darė patys savo susirinkimą, kas yra svarbu. Tai manau, kad jau atėjus pusfinalio ir finalui kažkokio papildomo užsivedimo tikrai nereikia, nes žada prisirinkti žiūrovų ir paprasčiausiai mes prie didelio žiūrovų, prie palaikymo, prie didelio žiūrovų skaičiaus mes esam priversti žaisti gerai. O dar kalbant apie rungtynių laiką, vakar likti preliminariai iš pradžių buvo kalbama apie tai, kad žaisim vėlesnį laiką, 21:15 min, po to, kadangi Argentina laimėjo, mus vėl perkėlė į 19 val. Mūsų jau tas, mes prisitaikėm, mūsų jau tas nebeerzina, pripratom prie visokių sąlygų, o dabar laikas yra pats tinkamiausias, koks tai gali būti. Nebeliko nei australų, amerikiečių, kroatų komandų, kurios buvo savo grupėse pirmos. Tai stebina, ar kaip tik jaunimas čia yra labai sunkiai nuspėjamas dalykas? Taip, turbūt čia jaunimo čempionatas ir tas pats ir signalas mums, kad neatsipalaiduotume, nes daug komandų favoričių iškrito ir kad ir šiam susitikime mūsų visi laiko favoritais. Taip patys rusų treneriai bando per žiniasklaidos priemonės pasakyti, kad mes esam favoritai, bet mes bandom šitas mintis vyt šalin ir stengtis, kad nei mūsų, nei žaidėjų nepaveiktų tas atsipalaidavimas. O gal kita vertus tai ir kažkiek dėsninga, kad tos komandos, kurios anksti formą geriausią demonstravo, antroji pusė čempionato sėsta. Gali būti ir tie patys argentiniečiai dabar lipa labai sparčiai iš duobės. Gali būti, kad Rusija yra ant bangos, bet ir aš tikiu, kad mes dar turim rezervų, kurių nepanaudojam ir juos esam pasilydę 2 rungtynėm ir manau, kad mums jėgų turėtų užtekti. Manot, Lietuva dar savo geriausią rungtynę nesužaidė šiame čempionate? Taip, aš tai manau, nes mes dabar
Mūsų komandai reikia iššūkių, mums kuo svarbesnės rungtynės, mes to geriau sužaidžiame.